Gaminame pyragą aguonų šėlsmas. Aguonas nuplikykite verdančiu vandeniu, nusunkite ir palikite nuvarvėti. Lazdynų riešutus pakepinkite sausoje keptuvėje, atvėsinkite ir nulupkite luobeles. Migdolus nuplikykite verdančiu vandeniu, minutę jame palaikykite, išgriebkite ir perliekite šaltu vandeniu, tada nulupkite migdolų luobeles. Visus riešutus smulkiai sukapokite peiliu. Aguonas smulkiai sumalkite mėsmalę 2-3 kartus arba sutrinkite elektriniu trintuvu. Kiaušinių trynius atskirkite nuo baltymų. Į aguonų masę nuolat maišydami dėkite po vieną trynį ir po šaukštą cukraus, kol suleisite visus trynius ir subersite cukrų. Smulkintus riešutus, šviežiai spaustas citrinų sultis pilkite į aguonų masę ir išmaišykite. Iki standžių putų išplakite kiaušinių baltymus ir kartu su maltais džiūvėsėliais ir manų kruopomis atsargiai įmaišykite į aguonų masę. Kepimo formą ištepkite sviestu, supilkite į ją paruoštą masę ir kepkite 180–200 laipsnių karščio orkaitėje 1 valandą. Kol pyragas kepa, ruoškite grietinėlės užpilą. Grietinėlę sumaišykite su cukrumi ir virkite vidutinėje kaitroje nuolat maišydami, kol nugaruos apie trečdalis skysčio. Iškeptą pyragą susmaistykite pagaliuku ir palikite atvėsti. Tada pamažu pilkite ant jo grietinėlės užpilą. Pyragą vėl pabadykite, kad grietinėlė kuo geriau susigertų į visą plotą. Sutirštintą pieną rududu pašildykite vandens vonelėje, kad jis suskystėtų ir tolygiai užtepkite ant pyrago. Pyragą palikite 3–4 valandom vėsioje vietoje, kad susigulėtų ir sutvirtėtų. Tada ragaukite. Skanaus.